Trečia dalis. Šiandien apžvelgsime potencialius konkurentus. Aš pasidariau nedidelę analizę, susiradau globalius projektus, tai yra projektus, kurie talpina skelbimus iš visų pasaulio šalių vienoje vietoje. Ir pasižiūrėjau projektų, kurie dirba tik lokaliai, tai yra vienoje šalyje, kaip pavyzdys, tarkim, tik Graikijoje, tik Italijoje ir tik tai Ispanijoje. Ir visus šios portalus susivedžiau į Excelio lentelę. Sudėliojau juos prioritetų tvarka, tai yra viršuje Excelio lentelį galbūt patys svarbiausi projektai, kur labiausiai verta atkreipdėmėsi, o žemiau sudėjau projektus, kurie irgi yra pakankamai svarbus, kad kuriant kažkokį funkcionalumą ar UI savo projektai verta juos panalizuoti ir pasižiūrėti. Šią lentelę aš su jumis pasidalinsiu, tai jūs šio video aprašyme rasite nuorodą į šią lentelę. O dabar mes galėsim peržiūrėti šią lentelę truputį ir tuo pačiu atsidaryti pirmus 10 rezultatų ir pasinagrinėti, kas tai per konkurentai ir kaip maždaug jie atrodo. Ir šiek tiek gal pasižiūrėti, kokie yra skirtumai tarp kurių portalų. Štai tas Excelis, apie kurį kalbėjau. Tai pasidariau 4 stulpelius. Pirmam stulpelyje nuorodos į titulinius puslapius kiekvieno projekto. Antram stulpelyje nuorodos į skelbimus. Trečiam stulpelyje nuorodos į informaciją apie agentūras. Tai yra ne visi, kaip matote, puslapiai turi kažkokias atskiras dedikuotas skiltis, kuriuose galima matyti agentūrų sąrašą ar tai atsifiltruoti kažkokias agentūras. Ir ketvirtas stulpelis yra irgi vidiniai puslapiai, kurie turi informaciją apie agentus. Tai yra agentus, kurie deda savo skelbimus. Irgi, kaip matote, tik dalis tų portalų turi tokį funkcionalumą. Tai yra leidžia agentams skelbtis, rodyti jų, sakykime, parduodamus objektus ir panašiai. Viso aš šiuo metu turiu 40 potencialių konkurentų. Tai yra nemažą dalį konkurentų atmečiau vien dėl to, kad tarkim, jų portalai yra galbūt kažkiek morališkai pasenę. Taip pat atrinkau portalus, kurie pakankamai gerai reitinguojasi Google paieškoje, nes irgi yra svarbu, kad reiks pasinagrinėti, kas susijęs su SEO, tai reiškia pasižiūrėti, kaip tie portalai, sakykime, įgyvendina paiešką, tai yra kaip jie struktūruoja savo puslapius, kad jie būtų geriau randami paieškoje ir panašiai. Ir apačioje dar po šiais rezultatais, kaip matote, yra dar keletas nuorodų. Tai čia karts nuo karto galbūt dar papildysiu šitą sąrašą. Čia bus nuorodos, kur aš radau portalus, galbūt jie nėra kažkokie globalūs, bet tarkim turi kažkokį gal įdomesnį išskirtinį funkcionalumą susijusi su nekilnojamo turto skelbimais. Tokių portalų yra labai nedaug, bent iš to, ką pavyko suguglinti. Tai ateityje gal, jeigu atrasiu kažką naujesnio, irgi pridėsiu čia į šitą sąrašą. Tai jeigu sekat šitą temą, galite karts nuo karto užsukti irgi šitą sąrašai, pasižiūrėti, galbūt atsirado kažkokių naujų nuorodų ir galėsite irgi pasižiūrėti, ką aš tam tokio įdomesnio atradau. Tai dabar galėsime peržvelgti bent jau pirmosius kokį 10 konkurentų. Tai nėra, kad iš eilės tos 10 aš atidariau pas save kitam naršyklės lange. Tiesiog aš išrinkau pagrindinius 10 iš šito sąrašo, bet principe svarbiausi konkurentai, aš manau, yra kažkur iki kokios 20 pozicijos. Tai yra tie, kurie orientuoti į didesnės rinkas, tai yra talpina skelbimus iš įvairiausių pasaulio šalių. Ir kad čia daugiau nebešnekėti apie šitą sąrašą, galim pereiti prie šitų potencialių konkurentų tokios apžvalgos. Tai vienas pirmųjų konkurentų yra realtink.com. Kaip matome, tituliniam puslapį iš karto yra pateikiamos nuorodos į šalis, kurie greičiausiai ir daugiausiai skelbimų. Taip pat matome, kiekviena šalis dar turi savo tokį struktūravimą, tai yra sudėtos nuorodos pagal kategorijas nekilnojamo turto. Jeigu žemiau paeisime, matome populiariausios šalis, čia galbūt naujausia arba kažkokie papildomai kažkaip iškelti skelbimai susijęs su apartamentais, namai ir taip toliau. Tai principe pagrindiniam puslapį yra visa svarbiausia informacija, plius minus tai yra standartinė, šabloniška. Na ir galime pabandyti užeiti į kažkokią šalies vidinį puslapį. Kaip pavyzdys, Turkijos vidinis puslapis vadinamas landing pages. Matome, čia irgi yra nuorodos į tam tikras kategorijas. Taip, matome pateikiamos agentūros, galima pažiūrėti kažkokio nekilnojamo turto vystytojus, konsultantus, populiariausios areas, tai miestai arba rajonai. Taip pat iš kiekvienos kategorijos matome po šiek tiek skelbimų, tada paspaudę show more galim peržiūrėti būtent tos kategorijos visus skelbimus.
namai, nauji pastatai. Tai stiprus, pakankamai su daug informacijos landing page'as, panašu, kad jie orientuotas yra į SEO rezultatus. Tai galime tada pabandyti pasižiūrėti kažkokio miesto jau visus skelbimus. Kaip pavyzdys, paimkim Alaniją, populiarų kurortą. Taip, ir matome, dešiniai pusėje yra žemėlapis, ir čia tiesiog iš eilės eina skelbimai. Gal man kiek nėra įprasta, kad skelbimai tokie siauri, tai yra stengiamas į vieną puslapį kuo daugiau sudėti skelbimų. Bent jau pas mumis jau lietuviška Maruodė ar panašiuose portalus dažnai yra horizontalūs langai, tam, kad galima plačiau ir erdviau matyti tą informaciją. Čia viskas gan siaurai padaryta. Tai matome, tiesiog eina skelbimai, puslapiavimas, papildomai kažkokios dar yra nuorodos susijusios su tam tikrais išskirtiniais požymiais nekilnojamo turto objekto, kažkur ar su baseinu, ar su vaizdu į kalnus. Struktūra standartinė, URL struktūra irgi yra šalis, tada yra miestas arba regionas, tai kaip ir viskas pakankamai standartiška, portalas šiaip pakankamai modernus. Jeigu žiūrėjus į vieną nekilnojamo turto objektą, matome, viskas atsidaro naujam lange. Ir čia yra jo standartiniai breadcrumbai lengvai navigacijai. URL matome jau eina pagal šalis, tiesiog kažkoks tagas, kad tai yra property, kad tai yra objektas, ir standartinis ID. Tai kaip ir kažkaip tai išskirtinai čia nėra formuojamas tas URL'as, matome viską standartiškai, tiesiog ID įdedamis ir pagal ID mes gauname visus šio objekto duomenys ir jie yra atvaizduojami. Gerai, galime eiti prie antro konkurento, tai ProperStar, irgi jame yra skelbimai iš viso pasaulio, tai galime irgi taip pat peržiūrėti titulinį puslapį, kaip matome, irgi yra populiariausios kryptis, tai šiuo atveju New Yorkas, Faro, Portugalija, San Franciskas, Turkija, Stambulas, Barcelona, Ispanija. Šiek tiek skiriasi, ką pastebėjau, kad jeigu mes nueiname Realtink, pas jį tarp pirmųjų šitų kategorijų yra kiek kitokios šalis, tai yra kiek kitokios kryptis. O čia šiuo atveju, sakykime, prie ProperStar matome daugiau tos miestus, kurie yra pasauliniu mastu labiau žinomi, tai kaip pavyzdys New Yorkas. Toliau. Čia yra papildoma informacija susijusi su pirkimu, ir pats titulinis, kaip matom, yra ženkliai mažiau apkrautas, jeigu, tarkim, Realtinkas turi labai daug informacijos pagal įvairias kategorijas. Tai šičia mes matom pagrindinį paieškos langą, kuris paspaudus tampa pop-upu. Čia, kur galima jau pasižiūrėti, kokios buvo prieš tai darytos mano paieškos, galima atskirai ieškoti pagal pirkimą, nuomą, galima agentus ieškoti. Čia matome, užėjus į New Yorką, užeisime iš karto matome, kad ir kryptis parašyta New Yorkas, bet jisai nukreipia iš karto į apartamentų pirkimą New York'e. Tai irgi URL struktūra yra standartinė, šalis, miestas, pats tipas, tai yra pirkimas, nuoma, ir tada eina jau tipas to, ką mes ieškome. Tai šiuo atveju mes ieškom apartment house, tai reiškia, jis ieškos iš karto dviejų tipų nekilnojamo turto, ir namų, ir apartamentą. Ir matome, čia yra breadcrumbas, reiškia, mes galime dar naviguoti tarp, greičiausiai čia New Yorkas yra kaip atskiras regionas, tai yra didesnė zona, ir New Yorkas jau kaip ir mažesnė zona, kur apima kažkokią specifinę sritį New Yorko. Matome skelbimai, bent jau man yra daug patogiau išdėlioti, nei mes prieš tai žiūrėjome šitame Realtink.com, kur ten buvo gan siaurai viskas sudėta, čia iškart matome 3 nuotraukas, šiek tiek pagrindinės informacijos, kryptis, kiek kambarių, kiek miegamųjų, kaina, ir iškart galima įsidėti į favoritus, galima parašyti agentui. Šičia gal kiek yra patogiau erdviau ir netaip sugrūsta informacija. Taip, daugiau kas čia galėtų būti, mes turime atskirai filtrus, ne taip kaip vieną didelį išskleidžiamą filtrą, bet matome, kad čia viršų yra tiesiog filtrai išdėlioti pavieniui, tai galima patogiau galbūt filtruoti, pasirenkam tik tam tikrą vieną filtrą ir čia iš karto užpildant. Ir daugiau kaip ir nežinau, kažko tokio ypatingo nėra, pakankamai, man atrodo, neapkrautas ir lengvas UI'us. Tiesa, mes galime čia paspaudę filtrą dar daugiau rasti pasirinkimų, kaip galima atsifiltruoti visus objektus. Tai šiuolaikiškas, tvarkingas funkcionalumas, asmeniškai man galbūt pagal išvaizdą ir UI netgi labiau patinka negu Realtink.com.
Tai šitas, kaip ir sakiau, irgi yra tarp pačių pagrindinių konkurentų. Taip, sekantis portalas pagal galūnę yra gal kiek nestandartinis, nes jeigu šitie botai iš galūnės com ir čia com, tai čia yra Australija. Ir iš pirmo, aš kaip ir dariau paiešką, tai pastebėjau, kad šitas portalas, bent jau Google paieškoje, visą laiką yra tarp top 10 rezultatų, ieškant kažkokių, tarkime, didžiųjų pasaulio miestų. Ir va čia galim pamatyti, kad pats puslapis yra visiškai toks minimalistinis, tai yra turim tiesiog standartinę navigaciją, turime paprastą paiešką, filtras irgi yra pop-up tipo, kur galima iš karto susivesti visus reikalingus parametrus. Čia yra keletas straipsnių, tai yra apie kažkokias nekilnojamo turto naujienas, paskolų brokeriai. Ir kaip matome, keletą šiek tiek nuorodų, matome nekilnojamas turtas kažkokiuose kaip regionuose, bet būtent šiuo atveju yra Australijos. Tai galime tiesiog pasižiūrėti, jeigu mes paieškotume kažkokių skelbimų būtent šitame puslapyje, galim pasižiūrėti, kaip atrodo visi skelbimai. Tai visas tas UI yra gan paprastas, šiek tiek matot, jie yra susidėję reklamos, čia viršui, čia dešiniai. Toliau yra ta standartinė paieška, irgi pop-upinis filtras. Ir toliau eina tokie pakankamai dideli skelbimai. Jeigu mes prieš tai matėme dviejose portaluose, kad arba yra iš visų grūstas skelbimas, arba skelbimas yra labiau toks kaip horizontalus, tai čia tokie yra kvadratiniai kardai. Tai yra didžiulė nuotrauka, viršui matome yra agentūros, kuri pardavinėja objektą logo, dešiniai pusėje yra agento, kuris pardavinėja šitą objektą nuotrauką. Tai ir matome, čia yra šiek tiek info, kada įdėtas objektas, ir ta standartinė visiškai pagrindinė informacija. Matome, galima įsidėti irgi favoritus. Ir kažko daugiau tokio išskirtinio nėra, bet kaip matome, čia labai yra akcentuojama, kas pardavinėja tą objektą. Tai yra agentas ir kokia agentūra. Ir matome, čia jeigu toliau eisime, yra dalis tų skelbimų, kurie greičiausiai galbūt nėra ar kažkaip papildomai apmokėti, tai yra nėra padaryti kaip featured, tai jie greičiausiai dėl to ne visi ir turi tokį, sakykime, informaciją apie tai, kokia agentūra ir koks tai agentas pardavinėja šitą skelbimą. Nes matome, dalis skelbimų yra visiškai tokie standartiniai horizontalūs. Ir aišku, čia nuotraukos galima peržiūrėti tiesiog naviguojant su rodiklė, tai yra pačiam puslapyje sąraše galima tiesiog peržiūrėti nuotraukas neįnant į vidinius puslapius. Ir čia galim pasižiūrėti dar vieną kažkurie objekto puslapį, matome yra nuotrauka, galerija, agentas, kuris skelbia, ir standartinė pagrindinė informacija su nedideliu žemėlapiu. Ir čia toliau daugiau papildomos informacijos susijusios su to objekto, o čia jau kažkokie arba third party, arba jų pačių kažkokie įvairios skaičiuoklės, skirtos, sakykime, įvertinti objekto pirkimą įmant paskolą. Tai šitas puslapis, kaip ir minėjau, buvo pasirinktas vien dėl to, kad jisai pakankamai aukštai reitinguojamas Google, tai manau verta tikrai pasižiūrėti, ką jie daro teisingai, kad irgi galbūt rasti kažkokios naudingos informacijos, struktūruojant ir savo atskirus landing pages. Taip, dabar ketvirtas portalas yra James Edition, kiek biški nestandartinis portalas, nes kaip matome, į šitą kategoriją nekilnojamo turto objekto aš patenku tiesiog per vidinį puslapį. Tai nėra, kad pats iš savęs portalas skirtas vien tik nekilnojamo turto objektams. Šis portalas skirtas aplamai kažkokiam visam prabangos segmentui. Kaip matote, jame galima rasti nekilnojamą turtą, automobilius, jachtas, laikrodžius, motociklus, malūnsparnius ir taip toliau. Tai viena iš jo kategorijų yra nekilnojamo turto objektai. Ir čia yra kaip ir prieš tai buvusiuose portaluose, taip ir čia yra skelbiami objektai iš visų pasaulio šalių. Paieška paprasta, pasirenkam kažkokį regioną, miestą ar šalį, kainą ir viskas. Tai kaip matome, šiuo atveju tiesiai iš šitos paieškos kažkokio ypatingo filtravimo net nėra. Tai yra atsirenkama tik pagal kainą, pagal kiek yra mėgamųjų ir, sakykime, kažkokią konkrečią kryptį. Tai viskas. Ir mes tokiu būdu jau filtruojamės. Toliau tame pagrindiniam puslapyje matome kažkokius objektus, kuriuos pagal kažkokias rekomendacijas mums parodo. Tada yra kažkokie trendinantis objektai, galbūt jos daugiausiai yra peržiūrėję ar daugiausia pasidalinę. Tai sunku pasakyti, kokia ten idėja, kaip jie skaičiuoja, kad trendina.
Tarkim, čia matome naujausius objektus, kurie greičiausiai nesenai paskelbti, matome prieš 2 valandas. Ir viskas, tai čia apačioje kažkokios populiariausios paieškos. Tai ir populiariausios lokacijos, taip pat matome namai kažkokiuose konkrečiuose regionuose, Prancūzijos Riviera, Estopana. Tai galime dabar užeiti ir pasižiūrėti, kaip atrodo skelbimai, tai yra jų sąrašas, atliksim paiešką tiesiog be jokių parametrų. Tai ir matome, čia irgi yra filtrai, labai primena šitą portalą ProperStar, kur mes irgi atlikome paiešką. Tarkim, New Yorkas ir čia mes turėjome kažkiek tų filtrų išrikiuotų. Tai šiek tiek primena čia James Edition, kad turim irgi panašų visiškai filtravimo principą. Taip pat yra šiuo atveju čia iš šono išvažiuojantis filtras, ne pop-upas. Taip, skelbimai irgi yra pakankamai dideli, tai yra turiu omeny, kad matome 3 nuotraukas, pagrindinė visa informacija, yra daug vietos, taip pat matome, kas pardavinėja, tai yra agentūra, matome, koks agentas tai pardavinėja, žemėlapis yra su galimybė atfiltruotų objektus, kai jisai yra žemėlapio mastelis keičiamas, didinama, mažinama. Ir čia galime toliau, paspaudžiau šiek tiek, kad pamažintų, tai dabar truputį užtruks, kol atfiltruos. Štai. Tai yra, einam žemiau, matome, kad skelbimų pats formatas šiek tiek keičiasi, tai yra, jeigu promoted, čia uždėta, tai yra didesnis formatas, jeigu nepromoted, tai turim irgi tokią keturkampę kortelę, kurioje irgi sudėta pagrindinė informacija, irgi tokiu pat principu, agentūra, agentas, pagrindinė nuotrauka, galima keisti nuotraukas ir čia toliau šiek tiek pagrindinės informacijos susijusios su objektu. Ir užeikime į kažkurį vieną objektą, pasižiūrėkime, kokia ten yra informacija. Matome, irgi atidaro naujam langė tam, kad tiesiog nereikėtų iš vieno paspaudus objektą peržiūrint, vėl grįžti atgal į sąrašą, vėl eiti. Tai yra gan patogu, tai yra vėlgi šitą reiks atkreipti dėmesį, planuojant, kaip atsidarinės nuorodos paspaudus ant kiekvieno objekto. Tai ir matome irgi galerija patogiai išdėliota, pagrindinė informacija, kaina, aprašymas, toliau visi privalumai šito objekto, žemėlapis, kur randasi pats objektas, ir čia dešinėje yra visiškai paprasta forma susisiekti su pardavėju. Tai mano supratimu pakankamai švarus, toks visiškai tas clean dizainas, nėra jokių bereikalingų beprasmių elementų, pati svarbiausia informacija pateikta, visas dėmesys į nuotraukas, tai aiškiai matome visas nuotraukas, matome kainą, ir toliau visi privalumai, kurie mums aktualūs, galime lengvai čia įsiskleisti ir peržiūrėti. Gerai, šitą tada uždarau, galim tada pereiti prie sekančio, tai yra Kiero. Šitas portalas šiek tiek skiriasi nuo kitų, kadangi jisai orientuotas tik į tam tikras kelias šalis. Tai čia galim pasižiūrėti pasirinkus lokaciją, tai kad galima ieškoti objektų Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje ir Italijoje. Tai reiškia, dirba kol kas su 4 šitom šalim. Šitą pasirinkau portalą, nes pas yra labai išsami dokumentacija skirta įvairioms integracijoms. Čia matome viršų yra agentams skirtas skiltis, toliau yra gaidai, tai yra kažkokia papildoma informacija irgi pagal šalis. Ir apart to funkcionalumo, kurį dabar irgi galėsim greit peržiūrėti, yra papildoma pas juos informacija susijusi su API. Tam landing page yra sudėta informacija, kad jūs galite pasirinkti savo šalį, iš kurios šalies jūsų agentūra yra. Užėjus į vidų matote, gaunate visą informaciją susijusi su kainodara, visą statistiką, visus pagrindinius klausimus, kurie gali būti aktualūs agentūrai, kuri nori talpinti šičia skelbimus. Tai čia matome ir pricingas netgi yra sudėtas pakankamai aiškus, tai yra jeigu duodate 25, turėsit 25 skelbimus, paketas visas kainuoja 150 eurų ir taip toliau. Ir matome čia, jeigu 1000 turit skelbimų, tai 800 eurų mėnesį. Ir panašiai. Tai vienu žodžiu labai naudinga, daug informacijos, struktūruotos ir panašiai, tai šitą puslapį būtent išsisaugau vien dėl šitos informacijos. Šitų gal labai 2 čia iš eilės tokių puslapių aš daug ir nenagrinėsiu. Čia manau vieni gal žinomiausia, net nežinau, tokių gal stambiausių portalų, tai zillow.com. Tai jis veikia įvairiose šalyse, kiek žinau, jis vienas ten didžiausių portalų nekilnojamo turto Amerikoje, tai čia galima užėjus pasižiūrėti, kaip pavyzdys, jų struktūrą ir to pačiu netgi atidarysiu pasižiūrėti ir kitą irgi didelį portalą realtor.com, tai mes irgi galime pasižiūrėti, jeigu
tarkime, pirkimas būtų kokiam New York'e, va irgi pasižiūrėti sąrašą, tarp tų puslapių kažkokie, sakykime, dizaino skirtumų labai didelių nėra. Sakykime, Zillow, matome, yra kairiai pusiai žemėlapis, dešiniai skelbimai. Ir dabar jeigu nueitume į Realtor, yra atvirkščiai, kairiai pusiai skelbimai, dešiniai žemėlapis. Bet tarkim, vaikštant tarp tų portalų, panašumas labai yra didelis. Taip, čia gal tie elementų kažkokie stiliai šiek tiek skiriasi, bet vėlgi tas pats paieška, filtrų, juosta, ir patys skelbimai su visiškai standartinė informacija ir su nuotraukomis. Šiuo atveju, kaip matote, nuotraukos keičiasi ant užvedimo, nėra kažkokių rodiklių. Čia yra su rodiklėm, bet labai kažko kitokio nelabai ir pamatysim. Tai tų portalų, sakykime, struktūra daugelį atvejų yra beveik identiška. Su nedėlėjom išimtim ten kažkokiam smulkmenom, kurios skiriasi. Bet jie yra patys pagrindiniai portalai, sakykime, bent jau Amerikoje, kiek žiūrėjau, tai Zillow tikrai yra labai populiarus, tas pats yra ir su realtor.com. Rev.k, tai čia yra Kanados nekilnojamo turto portalas. Kaip matome, dizainas visiškai kitoks nei, tarkim, prieš tai rodžiau Zillow ar ten realtor.com. Vėlgi čia truputį daugiau galbūt pardirbėtas su dizainu, turiu minėjai, išlaikant kažkokį, nežinau, čia stilių, nes matom ir spalvos jau yra atitinkamos. Daugelį atvejų kiti tie portalai yra tiesiog baltas backgroundas ir kažkokie konteineriai su pagrindinė informacija. Tai čia yra tituliniam paieška, matome, yra šiek tiek kažkokios informacijos apie pagrindinius kažkokius funkcionalumus. Taip pat matome, yra kažkokie nekilnojamo turto objektai išvardinti tituliniam puslapyje. Tai mes galim pabandyti tiesiog pasižiūrėti paieškos rezultatus. Jeigu nuspręstume, pabandome kažkokį pasiieškoti, Vancouver kažkokį adresą čia. Štai turime tokią paiešką, matome rezultatus, yra horizontalūs kardai, kaip ir čia plius minus panašiai kaip ir pas mumis lietuviškose portaluose, tai yra pagrindinė nuotrauka, dešinė informacija, matome pardavėją, tai žiūriu, vienuose nurodoma agentūra, greičiausiai pati agentūra pardavinėjo, kitur matome ir yra agento nuotrauka, reiškia prie objekto nurodomas kaip pardavėjas agentas. Dizainas visiškai tvarkingas, šiuolaikiškas, funkcionalumas kaip ir daugelį kitų portalų, kur peržiūrėjom prieš tai. Filtras iš karto čia yra nurodomas, tai yra nėra, kad papildomai atsiranda kažkoks dar pop-upas. Tiesa, jeigu norim daugiau funkcijų, irgi toks standartinis pop-upas. Ir galim užėjti dar pasižiūrėti kažkokį vieną vidinį puslapį. Matome, čia informacija, pagrindinė kaina ir taip toliau yra nurodoma viršui. Standartinė galerija, pačioje yra papildomi galimybės, kaip peržiūrėti virtualų turą, peržiūrėti žemėlapį, aprašymas, parduoda agentas, kuris parduoda objektą, pagrindinė informacija, paskolos skaičiuoklė. Ir viskas, ir yra čia kažkokia agentų rekomendacija. Kadangi, kaip matau, čia pakankamai pas juos yra nemažai info apie tai, apie agentus, tai yra rekomenduojami agentai, tai matome ir viršų yra išskirta kategorija. Tai jeigu neklystu, man atrodo, šitam puslapyje mes galime netgi rekomenduoti, taip teisingai, šitam puslapyje netgi yra galimybė rašyti atsiliepimus, rekomenduoti agentus, tai jie šitą svetainę turi tokį truputį išplėstą funkcionalumą susijusi su būtent brokeriais. Tai jeigu žaisime į kažkurį brokerį, kuris čia yra kaip vienas labiausiai rekomenduojamų, matome profilio nuotrauką, netgi įsidėtas toks backgroundą galima pasikeisti, tai yra kiekvienas praktiškai agentas šiuo atveju turi savo išskirtinį tokį landing page. Tai matome ir trumpa informacija apie tą agentą, yra parašytas, nurodytas puslapis, jo Instagramas, LinkedInas, Facebookas. Taip pat matau, netgi gali agentai postus savo rašyti, reiškia kažkokias informacijas skelbti, ar tai video. Taip pat matome jų nekilnojamo turto objektai, tai yra kokius nekilnojamo turto objektus pardavinėja šitas agentas, kokius jau yra pardavęs, rekomendacijos. Šiaip tai yra didelė pridėtinė vertė, kadangi daugeliu atveju nekilnojamo turto objektus parduoda agentai, tai yra nurodoma ne pati tiesiog kaip įmonė, o dažnai už kiekvieno objekto vis tiek slypi kažkoks agentas, kuris ir prasitinėja tą objektą ir aprodo tą objektą. Tai
tokia informacija, tai yra galimybė parodyti ir objektus prie agento, ir jo parduotus objektus, ir ypač čia matyti kažkokias rekomendacijas, atsiliepimus, aš manau, tikrai yra naudinga. Ir kai matome, dar galima tiesiai iš puslapio parašyti žinutę arba čia call, tai greičiausiai tiesiog galimybė, kad paspaudus šitą batoną telefonė leis iš karto įves numerį, leis iš karto paspaus mygtuką skambinti. Tai va, tai kaip matome, čia labai didelis dėmesys agentam, kas pravers ir man planuojant funkcionalumą susijusį būtent su agentų kategorija. Taip, ir prieš paskutinis puslapis, kurį apžvelgsim, tai yra Rightmove.co.uk. Tai čia yra Didžiosios Britanijos nekilnojamo turto portalas. Šiaip jis tikrai yra vienas pagrindinių Anglijoje, bet kaip ir minėjau prieš tai su puslapiu šituo realestate.com.au, kad ir šito portalo, ir tas pats yra su Rightmove.co.uk, skelbimai yra rodomi ieškant ir objektų įvairiose kitose pasaulio šalyse. Tai Rightmove.co.uk taip pat turi irgi kategoriją ten, kurioje galima matyti tarptautinius objektus, ne tik tuos, kurie yra Jungtiniai karalystiai. Ir SEO taip pat yra labai gerai padaryta, kad dažnai tarp kažkokių ieškant nekilnojamo turto objektų kažkokiose didžiosios pasaulio miestuose, dažnai irgi tarp top 10, top 15 rezultatų būna būtent šito portalo Rightmove.co.uk objektai. Tai galim pasižiūrėti, titulinis čia labiau susijęs su kažkokiais, be to, kad yra paieška, yra susijęs su straipsniais. Ir matome, praktiškai daugiau jokios didelės informacijos nėra, keletas nuorodų. Apačioje yra footeris su irgi pagrindiniam nuorodom į vidinius puslapius. Tai principė viskas prasideda nuo buy meniu punkto, rent arba, sakykime, tų kitų likusių linkų. Tai galima bandyti pasižiūrėti properties for sale. Čia yra dar atskiras landing pages, būtent paieškai parduodamų objektų. Ir čia pasidaroma London. Ir matome yra London. Tai matome visus rezultatus. Tai yra rezultatų puslapis, Londonas. Čia papildomai irgi filtrų juosta yra. Filtras yra ne pop-upas, bet toks įskleidžiamas. Čia galima property type pasirinkti. Ir rezultatai čia parodomi gal ir visai patogiai, bet toks dizainas irgi truputį gal šiek tiek suspaustas. Kaip ir kitų portalų versijose matome irgi pardavėją, kas pardavinėja tą portalą. Bet čia atveju, kaip matau, visą laiką yra nurodoma būtent agentūra, ne konkretus agentas. Prie visų skelbimų yra nurodoma būtent agentūra. Matome dar kategorizuojama yra, kad yra premium listingas, tai yra premium kažkoks skelbimas. Jie yra paryškinti, matome, turi tokį žalią foną. Tie, kurie neparyškinti, yra tiesiog standartiškai kaina ir dešinė informacija. Taip, galima užeiti kažkurį vieną kažkokį objektą, pasižiūrėti, kaip atrodo vidiniai puslapiai. Ir matome, čia yra galerija. Taip, apačioji kaina, pagrindinė informacija, kažkokie papildomi dar planai, kuriuos galima čia pamatyti, pagrindiniai privalumai, žemėlapis, matau, čia yra įvairių third party informacijos, tokios kaip nearest stations, schools, tai čia vėlgi yra kažkokios, arba jų vidiniai jau yra netgi kažkokie servisai, arba kažkokie third party integracijos yra. Tada čia yra šiek tiek informacijos apie tai, kokia agentūra pardavinėja šitą objektą. Taip, toliau čia yra skaičiuoklė. Ir matome, kad čia dešinėje yra irgi forma, kad galima susisiekti su parduodančia agentūra. Tai va, ir čia irgi šitas portalas irgi turi funkciją, kad galima susirasti nekilnojamo turto agentus. Galim pabandyti pasiieškoti, Londonas, ieškoti. Ir matome, kad čia rodo agentūras. Sąrašas atrodo taip gan skurdžiai. Logotipai kažkaip taip padrikai tiesiog kampučiuose sudėti, šiek tiek pagrindinės informacijos ir viskas. Tai, sakyčiau, funkcionalumą turi, bet pats vizualinė dalis tai tokia labai jau skurdoka yra. Ir paskutinis portalas, kurį aš įtraukiau į šitą apžvalgą, yra graikiškas. Tai, kaip matome, galūnė yra .gr. Šitas portalas rodo skelbimus būtent tik tai, kurie yra Graikijoje, bet yra, mano supratimu, labai modernus. Tai yra
atitinka plius minus mano įsivaizdavimą, kaip turėtų atrodyti skelbimų portalas. Aš neturiu minėti tai, kad vien čia, kad kažkoks paveiksliukas gražus uždėtas, bet turiu minėti, kaip išdėstyta visa informacija, logotipas, tarkime, iš karto call to action, tai yra įkelkite savo nekilnojamo turto skelbimą, tada čia galima pasižiūrėti kažkokius vidinius meniu, taip pat patogus filtras, reiškia mes pasirenkam kažkokią lokaciją, šiuo atveju, tarkim, galėtume pasirinkti Atėnai, centras, galim pasirinkti tipą nekilnojamo turto objekto, tada kainos kategorija nuo iki, kažkoks plotas nuo iki ir matome netgi šiuo atveju pasirinkinėjant kažkokias kategorijas, pas mumis realių metų iš karto eina greičiausiai užklausa į API ir atsiunčiamas atsakymas, koks skaičius objektų yra. Tai jeigu mes dabar sumažintume kainą iki, sakykime, kokio 220 000, matome netgi 19 000 objektų yra. Taip, toliau yra čia šiek tiek pagrindinės informacijos, kažkokie straipsniai, kategorizuotos nuorodos, kaip matome, čia galima susirasti namus pagal kažkokias regionus, namai, kurie yra nuomojami ir taip toliau, pagrindiniai užduodami klausimai, straipsniai blogo ir footeris. Tai šiaip tvarkingas išvaizdus puslapis, galim dabar pasižiūrėti, kaip atrodo skelbimai. Matome, irgi skelbimai yra pateikiami horizontaliam tokiam kardė, pakankamai erdvė, informacija nėra sugrūsta. Čia matome, rodoma po vieną nuotrauką ir galime jas tiesiog per jas naviguoti, dešiniai standartinis žemėlapis. Taip pat matome, kad yra nurodoma pardavėjas, tai šiuo atveju irgi matau, kad yra nurodoma agentūra, ne agentas konkrečiai, o agentūra. Na ir viskas, ir standartinis yra šitas irgi juosta, kuri skirta filtruoti skelbimus, matome kategoriją, galim pakeisti tą patį tipą, ką mes darėme jau ir tituliniam. Na ir aišku, matome, kad čia yra dar papildomai toksai išplėstinis filtras, irgi pop-up tipo, kur galime dar daugiau pasirinkti kažkokių parametrų ir taip susiaurinti skelbimų ratą. Ir čia irgi turėjo jie tą kategoriją, kad galima susirasti agentus, tai galim užėti pasižiūrėti. Find agents. Na, matome, yra dedikuotas landing pages Find agents. Galima ieškoti agentų, galima susirasti pagal lokaciją, kažkokį miestą, tai jeigu Atėnai, tarkim, centras, Atėnų centras, čia netgi galima dar bandyti suvesti ir agentūros, jeigu žinom bent jau apytikslį pavadinimą, pirmas 3 raidės ir tai leis atlikti paiešką. Galim prasifiltruoti pagal locationą, matome, kairiai pusėje nurodomas logotipas, aprašymas, galimybė susisiekti, nuoroda į jų puslapį. Matome, čia irgi toksai paprastas standartinis sąrašas visų agentūrų, kurios čia skelbiasi. Tai va, apžvelgiau pagrindinius konkurentus. Kaip ir prieš tai rodžiau, jų esu susirašęs ten 40, bet manau, iš šitų čia kiek 10 konkurentų pakankamai aiškiai galim susidaryti įspūdį, kad beveik visais atvejais tas funkcionalumas, jisai labai mažai skiriasi tarp šitų portalų, nors ir turėjom keletą portalų, kurie yra kaip ir skirti konkrečiom rinkom, tai šiuo atveju, sakykime, šitas puslapis, kurį dabar esu atsidaręs, skirtas Graikijai, prieš tai rodžiau puslapį skirtą Jungtiniai karalystiai, bet visur skiriasi gal labiau netgi UI, dizaino kažkokie elementai, jų pozicija, išdėstymas, tai kaip jie atsidaro, ar tai kažkoks pop-upas ar ne, bet principė kažko tokio išskirtinio kaip ir niekur nėra. Visur visiškai tas pats, tai yra sąrašas skelbimų, puslapiavimas, žemėlapis, kurį galime jungti, išjungti ir pagrindiniai filtrai, viskas. Tai tiesiog reikia atkreipdėmėsi, gal kai darysiu aš tam tikrus elementus, tai yra kažkokių nekilnojamo turto skelbimų korteles ar pačius sąrašus, pasižiūrėti iš keletų šitų populiariausių portalų, kur tvarkingiausia, aiškiausia atvaizduojama informacija, kokią aš norėčiau informaciją atvaizduoti ir kiek tos informacijos iš tikro verta atvaizduoti, būtent peržiūrėjus, nes kai kurie, mačiau, portalai labai daug jos sukrauna, tai tada į mažam plote ir atrodo labai apkrauti skelbimai, o noris išsaugoti tokį pakankamai švarų ir tvarkingą stilių, kad žmogui naršant ar netgi telefone būtų aiškiai matomos būtent nuotraukos, o pagrindinė informacija irgi būtų patogiai pateikiama. O sekančiai serijai pasinagrinėsime URL struktūrą, pasižiūrėsime, kaip ją daro konkurentai ir pasiplanuosime, kokią URL struktūrą mes turėsime šitame projekte. Tai šiandien tiek ir iki kitos serijos.